Labadiena, gerbiami žiūrovai. Šiandieną mūsų laidos Juokas pro ašaras svečias Vilniaus miesto tarybos narys Aleksandras Nemunaitis. Sveiki, Aleksandrai. Labadiena. Malonu, kad radote laiko pabendrauti su mumis apie Vilniaus problemas, apie tai, iš tikrųjų, kas šiandieną vyksta, netelpa jokias sveiko proto ribas. Gal jūs galėtumėte detaliau pakomentuoti kaltinimus finansiniais pažeidimais Baltcap fonde? Kas ten vyksta iš tikrųjų ir iš viso? Kaip pavyko skleisti pažeidimus? Jūs ne prokuratūros darbuotojas, neseklys, jūs esate Vilniaus miesto tarybos narys ir štai jūs esate smaigalyje šitų padarytų galimai nusižengimų. Aš apie šitą situaciją žinojau nuo rudens. Tai reiškia, pavyzdžiui, vėlgi, kai pradžia buvo gal, kai žinojom, kad spalio 6 dieną aš sužinojau, kad iš kai kurių Baltcap valdomų įmonių vadovo pozicijos buvo atleistas Šarūnas Stepukonis. Ta pačią dieną Baltcap atsiuntė prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai su prašymu indeksuoti projektą. Tai ir buvo realiai pirmas signalas, kad kažkas čia ne taip, nes prašymas indeksuoti viso projektą yra neįmanomas pagal pasirašytą sutartį. Skiriasi rangos sutartis, rangą iš tikrųjų galima indeksuoti, jeigu ten pasikeitė kainos, dar kažkas nutiko. Koncesijų sutarties esmė, kad koncesininkas prieš pasirašydamas įsvertina visas rizikas, pasirašo sutartį, kaina negali būti keičiama, mes laukiam rezultatų. Tik po to, kai sueina laikotarpis, mes tada pradedame. Būna force majorai, žiemą iškrenta sniegas. Gal čia irgi? Ne, force majoras yra įstatymais aprašyta situacija. Čia turbūt apeliuojate tai, į ką savivaldybės administracija bandė juokauti, kad karas Ukrainai mus gali paveikti ir taip toliau. Tai jeigu taip, tai tada ir banko paskolos galim nemokėti, ne jeigu force majoras. Tai force majoras situacijos Lietuvoje nėra priimta. Vienintelė situacija pagal sutartį, kuomet galima indeksuoti šitą sutartį, yra, jeigu savivaldybė savo veiksmais piktybiškai kenkia koncesininkų, neišduoda leidimų, dar kažką kenkia, projektas užsitęsia. Vienintelis. Bam. Lygiai greičiai su tuo kėlė įtarimo ta komunikacija pasirodžiusi iš administracijos pusės, kad jie svarsto keisti projektą. Tas projektas, kurį visi keiksnuojam, kuris jau ten 37 metus vyksta, vietoj to, kad jau laikyt sukryžiuotus pirštus, kad jis veiktų, mes dar buvo neva bandymai keisti projektą vietoj 6 krepšinio aikštelių, darant vieną krepšinio areną vienam Vilniaus klubui, kas irgi taip atrodė keista. Ir tai suponuoja mintį, kad buvo bandoma pakeisti projekto esmę, tai būtų priežastis padidinti sąmatą ir prailginti terminą. Ir paskui, kuo daugiau kapšiau, tuo daugiau radau. Tai reiškia, jau tuomet Baltcap žinojo, kad jie nebenori šito projekto, jie jau žinojo, kad turi problemų, nežinojo tik galbūt kokiu, ar tikrai tokio dydžio, kaip dabar tas aiškėja. Aš jau tuomet žinojau apie tą sumą, kad pralošta kiek daugiau negu 30 milijonų eurų. Buvo nedrąsu, aišku, tas skelbti sausio pradžioje, tai yra, bet jau tas tvirtinosi, jau buvo laikas stabdyti, kad nenueitų iki tarybos tas prašymas tiesiog indeksuoti arba sumokėti koncesininkui ir išspręsti tą padidėjusią įmoką jo problemas. Tai taip neturėtų būti, tai yra Vilniečių interesams, tai yra visiškai svetimas dalykas, nežinau, prieštarauja iš tikrųjų su sveika logika. Tai taip ir atsirado tie skaičiai, vis daugiau informacijos paviešinimo ir tai, kad šiuo metu dar ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija nedalyvauja kviečiamosiose laidose, nedalina jokių interviu, dar labiau patvirtina tas abejonės, kad jie patys čia... Pakankamai sudėtinga situacija, kuri teko merui be cirkų. Pirmajam merui Vilniuje, kuris be cirkų, bet situacija tikrai cirkinė yra ir iš ties šią dieną daug girdisi įvairių šnekų mero aplinkoje ir aš manau, kad dalį jūs galėsite patvirtinti ar paneigti, bus, nes viena iš jų yra, kad iš esmės niekur Baltcap nesiruošia bėgti ir Stepukonis tiesiog lošia turbūt savo pinigais, o ne fondų. Viena iš versijų, kita versija tiesiog, kad jūs esate artimai susijęs su Aviasolution grupe, jie negavo finansavimo krepšinį Vilkams ir dabar esate ruporas. Todėl, kaip savotiška keršto akcija dabartiniai miesto valdžiai už tai, kad neskiria finansavimo. Tai prašau tada į tos du klausimus sakykite, kaip yra iš tikrųjų. Ar tai turi koreliaciją ar ne su esama situacija, tai kad jūs esate šiandieną ne meras, ne vicemeras, bet jūs esate smaigaly, galimai korupcinių apraiškų atskleidimo su savivaldybės partneriais.
Bet pas mane pirmas dalykas, tai ne pirmas epizodas, ką aš kapščiau ir, ta prasme, apie nacionalinį stadioną irgi galit tiek Facebook'e, tiek yra mano publikacijos, tai yra kelių metų senumo, aš neturėjau tuomet jokio sąryšio su Aviasolution Group, atvirkščiai, kaip pavyzdžiui, aš dirbęs net konkurentams, tai yra su kita aviacijos grupe susijusiu įmonė, tai nebūčiau linkęs savęs su tuo kažkaip susijęti, tai pats projektas iš esmės yra toks toksiškas. Jeigu tu nori nacionalinio stadiono, jeigu tu nori statyti stadioną, tai stadionas, kauniečiai žino, kiek kainuoja stadionas. Gali patikti, gali nepatikti, bet kiek kainuoja stadionas, tai jau dabar turbūt daugiau mažiau visi žino. Tarp 40-50 milijonų eurų. Statyti griozdą už 340 milijonų, čia jau man buvo jau tie pirmos raudonos lemputės, kurios užsidegė ir kad... Mes dar, gerbiamas Aleksandrai, žinom, kiek kainavo Katare stadionas, kuris talpina 40 000, ne 15 000 vietų. Tai yra koreliuojasi su būsima suma Vilniaus stadiono, kuris talpins tik tais 15 000. Tai šitoje vietoje civilizuotam pasaulyje žinoma, kad maždaug statant stadioną reikia skaičiuoti, kad viena vieta, jau čia liuks klasės stadiono, kainuoja 3000 eurų. Dauginkite iš vietų skaičių, tiek maždaug yra kaina Europos ir Middle East'e, kiek turi kainuoti stadionas. Tai šitoje vietoje tas griozdas, kuris įklampintų miestą į skolas, man šitas projektas nepatiko nuo tada, aš net nebūdamas tarybos narys, taip labai aktyviai pasisakiau ir šito klausimu, ir kitais panašiais, kur yra tiesiog išleidžiami Vilniečių pinigai. Bet jūs esate Nacionalinės Lietuvos asociacijos aviacijos vadovas, ne? Ir natūralu, kad žmonėms kyla tokie klausimai, nes šiandien pagrindinis žaidėjas turbūt asociacijoje yra Aviasolution grupės yra valdomos įmonės, ne jūs esate prezidentas asociacijos, jie vaidina pagrindinį vaidmenį. Man, kaip žmogus, iš principo oponuoja tikslai tai, ką daro šitą grupę, nes, sakykime, manau, kad didelis indėlis jos yra, kad planuose atsiranda 5% bendro vidaus produkto, ne, kur atneš aviacijos įmonės perspektyvų. Tai yra labai gerai. Bet jums turbūt irgi sudėtinga derinti klausimą, sakykime, čia būnant tarybos nario, ne, kada kalbam apie tai, kokią krepšinio komandą rengsim. Tai miestas pasirenka rengti ne tą komandą, kur aš manau, kad artimesnė jums yra bent jau Vilkų komanda, kadangi ten Aviasolution. Spėju. Ar tai yra taip ar kitaip, nes sudėtinga jums ar nesudėrint tos klausimus? Man jūsų klausimas yra sudėtingas, nes jūs pats sakot, kad aš vadovauju aviacijos asociacijai, o čia kažkaip jūs bandote pritempti iki krepšinio. Tai aš nieko nebandau pritempti, aš tiesiog aiškinu, kokios mero aplinkoje, kokios yra kalbos, kad jūs esate smaigali šito viso skandalo, todėl, kad yra savotiška keršto akcija jūsų lūpomis, nes iš tikrųjų tokių didelių problemų, kaip čia piešėt, nėra, bet todėl, kad nebuvo finansuojama viena komanda, o finansuojama kita komanda. Tai arba jūs patvirtinkit, arba paneikit. Klausimas yra pakankamai aiškus. Visiškai su tuo nesusijęs, tiesiog man labai paprastai, aš ir krepšinio versle aš net turbūt mažai iš vis net susipažinęs, kad aš galėčiau komentuoti. Taip aš žinau, kad vienintelė komanda Vilniaus Rytas gauna labai didelį, apie pusę skiriamų pinigų klubams yra skiriama Vilniaus Rytui. Tas man irgi rezonuoja jau kurį laiką. Ir man atrodo, turėtų rezonuoti bet kokiam sveiko proto žmogui. Aš net nežinau, ar Vilkai prašė finansavimo, labai nuoširdžiai ir manau, kad neprašė. Lygiai taip pat, kaip dabar irgi matėt, pasirodė žiniasklaidoje, kad statoma arena ir Vilkams, nors irgi liktais galėtų žaisti ASG areną, bet jie stato dar savo ir vėl neprašo pinigų. Tai aš nežinau, kiek šito vietoj pagrįsta, kad kažkas prašė pinigų, negavo ir taip toliau. Šito vietoj, manau, kad yra viešas interesas, aš tikrai laikysiu šitos linijos ir jeigu aš susipažinęs sutartim ir matau, kad nenumatytas indeksavimas. Vat čia, kai lygioje vietoje tu atstovauji ne Vilniečius, o koncesininko reikalavimus, tas jau tampa vis akivaizdžiau. Kad aš gaunu... Jeigu užbaigtą klausimą apie tą krepšinį, ne kuris nesate specialistas, tai visi, jūs esate tarybos narys, tai turbūt turėtų būti kažkokia tai, labai aiški tvarka. Man patinka, sakykime, Vilkai, jums patinka Lietuvos Rytas arba atvirkščiai, ne? Ir ką mes dabar, jūs būsite meras, tada atimsite finansavimą iš vienos komandos, atiduosite kitai. Turi būti kažkokia tvarka numatyta. Kokiais pagrindais remiantis, kokią komandą remti. Tai manau, kad čia šitoje vietoje jūsų kaip tarybos nario irgi tos atsakomybės ribos, kad išspręsti tą klausimą ir tada jau toks... Paminėti abudu klausimai, čia, ta prasme, aš sakau, tai ir du klausimai jau yra iškelti.
Ten yra pirmas dalykas, kadangi klubams finansavimas yra skiriamas kas 3 metams, tai šitie metai yra paskutiniai, kurie jau yra sprendimas. Šių metų vasarą, kaip ir sutarta su sporto skyrium, kadangi aš dar esu ekonomikos komiteto narys, tai mes iškėlėm, vasarą mes sustinkam, bus nupieštos būtent kažkokie aiškos taisyklės, pagal ką skiriama ir ten galės aplikuoti, kas nori. Puiku, nes matote iš tikrųjų, kodėl žmonėms kyla tokie klausimai ir ne tik Vilniečiams, nes kurie stebi situaciją Vilniuje. Nes niekas nepaneigs, kad Avia Solution Group tai yra rimtas žaidėjas Vilniuje, ne? Ir ne tik Vilniuje, valstybės mastu. Ne? Ir mes matom kokią situaciją. Šita įmonių grupė nori investuoti, jie, ta prasme, inkriminuoja pavojų nacionaliniam saugumui, neleidžia investuoti. Tai galbūt tai yra tasa Vilnių, tos pačios valdžios, sakykime, konservatorių tasa, kad irgi, pastumti į šoną pozicijas. Nes šiaip ar taip tai tikrai matoma žaidėjas, nes ir Siemens Arena, ir, sakykime, kitos investicijos, ir krepšinio komanda, tai yra rimtas žaidėjas ir aš manau, kad, miestui turbūt nėra blogai, kada ateina stambios įmonės, bet čia turbūt reikėtų rasti irgi tas bendras taisyklės, kad jos galėtų įtakoti viešąją politiką ir miesto valdymą tik tam tikrose ribose, demokratinėse ribose. Aš dovanokit, kad biškai nutrauksiu, aš bandau suprasti irgi, mes kalbam apie nacionalinį stadioną. Idėja kelt samatą ir ilginti terminą, sugalvojant, kad reikia dar arenos, taigi išėjo iš savivaldybės administracijos. Atsiribokim, nežinau, netgi nuo krepšinio klubų ir pagalvokim, ar reikia, statant nacionalinį stadioną, dar kažkokių papildymų ir taip toliau. Reikia, jeigu planuoji, kad dalis lėšų sugrįž į asmenę kišenę. Galbūt. Aš manau, tada reikia, iš kur sugrįž. Nes atsiprašau, kad pertrauksiu. Dar, sakykime, tai, ką kalba, sakykime, miestiečiai, šalies žmonės, tai ne tik tos klausimus, kurių dabar perdaviau, bet taip pat yra klausimai, galbūt kazino pralošti tarimai pinigai, dalis sugrįžta kažkam tai. Gal tai yra patogu, gal tai yra tiesiog, sąmokslo teorijos, aš nežinau. Aš šito vietoj. Ir šiandien buvo BNS pranešimas Baltcap vadovo, nežinau, aš ir prieš tai taip galvoju, ir dar šios dienos komunikacija mane įtikina bent jau, kad Baltcap vadovybė nedalyvavo. Aš nevagiant šitos pinigus. Labai jau brutalus toks metodas, turint sėkmingai veikiančių įmonių grupę, taip išsivest pinigus, žinant, kad tu galimai prarasi ir verslą ir taip toliau. Tai aš bent jau šitą idėją man kažkaip yra svetima ir kad jis galėjo turėti, kad galbūt yra kažkaip taip, kaip jūs sakot, ar gal turėjo bendraminčių žemesnės sluoksniuose, galbūt, bet kad vadovybė tą žinojo ir su jų palaiminimu taip vyko, man labai sunku. Sunku patikėti. Čia iš tikrųjų skleis tik tais tolimesni tyrimai, kaip viskas vyko iš tiesų. Bet gal pakalbėkime iš tiesų apie saugiklius, kokius reikėtų saugiklius ir kokios institucijai dėti, kad tokių dalykų nebūtų. Nes pasakysiu savo asmenės patirties. Aš investuoju į startuolius. Ir paskutinis investavimas mano buvo 3000 eurų ir mano bankas paprašė sutarties, norint, kad pratęstų bendradarbiavimą, prašau atsiųsti sutartį, kokiu pagrindu pervedėte 3000 eurų. 3000 eurų. Čia yra pervesti milijonai. Tai kurioje grandykas nesudirba? Daugelį. Čia irgi apeliuojant į šios dienos komunikaciją iš Baltcap vadovų, irgi kaltina praktiškai visus išskyrus save, bet man pačiam nepavyko rasti Baltcap kaip motininės įmonės audito ataskaitų. Lygiai taip pat yra įmonė Nulus, viena iš pagrindinių, kuriai vadovavo Stepukonis, iš kurios neva daugiausiai ir išvesta pinigų. Irgi tai įstaigai, tai įmoniai jau pagal apyvartas priklausė būti audituojamas išorinio auditų. Už 22 metus nėra to auditų. Tai reiškia, net dar iki Stepukonio, tai čia turėjo tokie kažkokie dalykai atsirasti. Pačiam Baltcapui mes galime kelti klausimų, kaip jūs nesužiūrėjote, neatlikote laiku auditų, taip toliau. Paskui be abejo yra bankai. Vėlgi, kiek man tenka domėtis, tai aiškėja, kad tarpbankinis pavedimas gali būti daromas. Gal aš čia nedėstysiu viešai, kad nebūtų kas to pasinaudotų, bet tai, kiek man tenka kalbėti dabar su auditoriais, tai yra pakankamai primityvių galimybių, kaip pervest pinigus iš juridinio asmens savo į privačią sąskaitą. Žinot, lėtas administracijos Vilniaus veikimas šitoje srityje, arba netgi, pasakyčiau, neveikimas, tai kelia tam tikrų insinuacijų, kad nėra viskas taip paprasta, kaip yra paviršiuje.
Tai, kad jie nekomunikuoja, čia ir iš tikrųjų turbūt, nežinau, vadovėlinis pavyzdys, kaip nereikia daryti. Jeigu tu neturi kas slėpti, tai ateini ir sakai. Arba patikini, kad viskas bus gerai. Bet šitoje vietoje, nežinau, daugeliu aišku, kad Baltkepas turi problemų kaip subjektas. Šitoje vietoje normalus projekto valdytojas, kalbu apie savivaldybės administraciją, paprašytų kažkokių papildomų garantijų, kad tikrai darbai būtų padaryti laiku, nežinau, ar finansiniai, ar dar kažkaip. Dabargi, kaip ir viešoje erdvėje, jau ir švietimo ministras juokauja, kad jis negauna signalų. Nežinau, kokie tie signalai turi būti, pranešti apie tai, kad taip mes bankrutavom arba taip mes nepajėgus vykdyti, tai čia yra pati paskutinė. Čia aš vertinčiau kaip neveikimą ir atvirkščiai net piktybinį. Nesuprantu, kodėl švietimo ministras nepasinaudojo savo paties sukurtą tezę, pasakyti, aš nesu ekspertas šioje srityje. būtų paprasčiau. Jo, bet jisai bando komunikuoti, bet netinkamai vėlgi. Ir, tokie dalykai, jie kažko laukia. O sutartis pasirašyta su UAB Vilniaus multifunkcis, daugiafunkcis centras, kurio statinis kapitalas 2500 eurų. Tai iš ko mes vėliau bandytume išsireikalauti baudų, man bent jau nėra aišku. Gerbiamas Aleksandrai, tai jūsų nuomonė. Dabar tie milijonai, kurie, sakykime, vienoje viešoje erdvėje jau 16, paskui didėjo 20, gal dar daugiau, sunku pasakyti, bet tai yra be abejo vis tiek, bet kuriuo atveju kolosalus skaičius, ar 16, ar 26 milijonai. Ar tai yra jūsų nuomonė pono Stepukonio asmeniniai pinigai, ar tai yra pinigai nusavinti iš esmės iš mūsų visų piliečių? Tai yra ne jo asmeninių fondų? Ne, taip tikrai negalima sakyti, kad mūsų visų, ten iš tikrųjų pakankamai sunku pasakyti, kieno jie buvo, mes nežinom, kiek pinigų tų iš vis buvo. Gal tai buvo 100 milijonų, iš kuris iš 16. Bet tai jums priimta darbinė versija, kad yra asmeniniai pinigai, nes jeigu yra asmeniniai pinigai, nors ir 100 milijonų gali pralošti. Tai mes jau žinom, kad tai nėra asmeniniai pinigai, čia reikia jau patys Baltkep pretenzija ir būtent ir kreipiantis į teismą, jie tvirtina, kad tai yra įmonės pinigai iškeliavę į kazino sąskaitas, tai čia šito vietoje aš nematau net vietos interpretacijai. Tai yra Baltkep pretenzija, kad buvo išleisti įmonės pinigai. Su šito veikėju, kaip ir klausimas, aiškus, jis pagal bent jau girdimą informaciją išėjo frontą, ten kariaus. Daug dievė, kad nežūtų, padės ukrainiečiams nugalėti priešą ir kaip klausimas ir jau aiškus, niekas niekam neskolingas šiandien iš tiesų. Bet ką reikia daryti, kad ateityje miesto savivaldybėje, jūsų Vilniaus arba kitoje savivaldybėje nekiltų panašus dalykai? Kokios užkardimo priemonės? Pirmiausia, tai man labai keista, kad mes visgi kažkaip imam akcentą ir aiškinamės įmonės darbuotojo skolą privačiai įmonėje. Kaip jie gražins, negražins, mus turėtų vis tiek kaip visuomenė, arba ten nežinau, ar pensinių fondų valdytojus, arba kad ir Vilniečius, jeigu kalbant apie konkrečius projektus, žinot, ar šitą įmonę toliau pajėgi vykdyti ir ar jie ten kompensuos ar nekompensuos. Jie sakė klausimą, tai yra 10-20% praradimai nuo visų mūsų pensinių fondų, tai ten nesudaro net 1%. Tai gal patys, nežinau, partneriai paims ir sudės tos pinigus ir viskas toliau važiuoja. Tai va šitoje vietoje sakau, mums įdomu, kaip juridinis asmuo į tai reaguoja, ar mes nuo to nenukenčiam. Jų santykis, ar jie atgaus pinigus iš Stepukonio ar ne, man šitoje vietoje net ne antraeilis, o trečiailis dalykas ir labai gaila, kad žiniasklaida čia koncentruojasi. Kur jis yra, ar pavyks. Tarsi man šitoje vietoje įdomus vis tiek sutartis yra su juridiniu asmeniu. Ką jūs dabar konkrečiai, Aleksandrai, padarytumėt? Kokius pagrindinius žingsnius dabar iš karto, būdamas Vilniaus meru? Ko nedaro dabartinis vadovas? Pagal dabartinę sutartį aš konstatuočiau, kad yra sustabdyti darbai, ko neleidžia sutartis. Jau keli mėnesiai mes matom, kad realiai darbų nevyksta. Tai yra pretektas nutraukti sutartį ir gauti baudą iš Baltkep grupės. Viskas, tą aš ir daryčiau, kadangi yra gauti statybos leidimai jau, galbūt daryčiau tik tai pusę projekto, tai reiškia statyčiau tik stadioną, ieškočiau rangos, skelbčiau tarptautinį konkursą, kad būtų ypatingai skaidru, taip tai užtrunka apie pusę metų, kol mes organizuojam, bet būtų skaidru ir tikrai aš manau, kad tą rangą surastume ir per 1,5-2 metus tas stadionas, o ne kompleksas stovėtų toje vietoje. Ačiū, jau mūsų laida eina į pabaigą. Paskutinis iš tikrųjų šios laidos klausimas jums. Ar jūs tikite, kad atsiras Vilniaus nacionalinis stadionas ir kada jisai bus? Aš juokauju, aš pakartosiu tą juoką. Manau, kad 2027 metais Vilniaus merų taps Aleksandras Nemunaitis. Tai reiškia, dar po 2 metų, 29 metais stadionas bus. Ačiū Jums, ačiū už tai, kad atėjote į laidą ir ačiū už tai, kad pastatysite tapęs merų nacionalinį stadioną.
Dėkui. Ačiū Jums. Ačiū. Šiandieną mūsų laidos svečias Vilniaus tarybos narys Aleksandras Nemunaitis. Ačiū jam, kad atėjo į laidą. Ačiū, kad papasakojo naujienas Vilniaus. Jis sklaidė apipinusius mitus apie Balkap veiklą. Ir ačiū visiems, kas žiūrėjo. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą. Iki malonių susitikimų eteryje. Ačiū dar kartą, Aleksandrai. Viso geriausio. Visą.